antibiotikai, vaistai nuo, palaukit, virusų ar bakterijų? Nuo virusų, ne, nuo bakterijų. Tai yra medikamentai, kovojantis prieš mikrobus, o gal ir prieš virusą, ne, prieš mikrobus. Vaistai, kurie prieš virusus ir visokias kitokias ligas. Vaistai Gal žinai kokia? nuo virusinių ligų. Antibiotikai yra vaistai skirti bakteriniai infekcijai gydyti. Turėtų būti negalima, bet kartais galima. O dėl ko taip yra, gal žinot? Todėl, kad labai geros mūsų vaistininkės. Negalima. Ne, negalima. O kodėl, kaip manot? Todėl gal, kad jie sveikatai, taip jų negalima naudoti kaip... Gydytojo nurodymo Jo, paskirimo. Antibiotikus galima gauti tik tai su receptu. Ne. O dėl ko? Nu, manau, dėl ko? Dėl to, kad nenusigydytum gal pats. Ne, nes vartojant jos ne pagal paskirtį galimi pašaliniai reiškiniai. Ne, pasakyk. Iš paradės. Paracetamolis? Gal koks penicilinas? Gal penicilinas? Penicilinas gal? Pirmas antibiotikas buvo penicilinas. Oh, I don't know when. Try to guess. Yeah, 1857. Ne, nežinom. Kažkada senokai turbūt. O jeigu apytiksliai, kaip manai? Gal, nežinau, apie antrą pasaulinį, ne? Penicilinas buvo sukurtas 1928 metais. Nusilpsta imuninė sistema, dėl to reikia gerinti įvairiom bakterijom gerosiom. Nu, tai antibiotikai išgelbėjo pasaulį, ką čia ir kalbėti. Tai gerosios savybės tame, kad iš vis žmonės gali pasiveikti nuo tokių baisių ligų, kaip ten plaučių uždegimas, kokios dar kažkokios baisios, žodžiu, antibakterinės ligos. Gerosios savybės, manau, tos, kad jos padeda efektyviai gydyti uždegimus, kurių nebeveikia jokie kiti, tarkim, arbatėlės, žoliniai preparatai, arba tiesiog jie efektyviau, greičiau suveikia. Antibiotikai gydo bakterinę infekciją, tačiau gali sukelti, pavyzdžiui, pykinimą, viduriavimą. Ar galima naudoti antibiotikus kaip gydyti nuo virusinių infekcijų? 2 hours later. Kaip manai? 6.5 hours later. Tai aš gal praleisiu šitą klausimą.